Iš pelenų į gyvenimą. Iš Šventosios Evangelijos pagal Joną. Jėzus žydams tarė: iš tiesų sakau jums, kas laikysis mano žodžių, neragaus mirties per amžius. Žydai jam atkirto: dabar mes žinome, kad tu velnio apsėstas, juk numirė Abraomas ir pranašai, o tu tvirtini, kas laikysis mano žodžio, tas neragaus mirties per amžius. Argi tu didesnis už mūsų tėvą Abraomą, kuris mirė? Pranašai irgi mirė, kuo tu dediesi? Jėzus atsakė: jei aš save šlovinčiau, manoji šlovė būtų niekai, bet yra mano tėvas, kuris mane šlovina, kurį savo dievu jūs vadinat. Tik jūs jo nepažįstate, o aš jį pažįstu. Jei sakyčiau jo nepažįstas, būčiau lygus jums melagis. Bet aš jį pažįstu ir laikausi jo žodžių. Jūsų tėvas Abraomas džiūgavo, kad matysės manąją dieną. Jis ją išvydo ir džiaugiasi. Tada žydai jam sakė: dar neturi ne 50 metų ir jis yra regėjęs Abraomą. Jėzus tarė: iš tiesų sakau jums, pirmiau negu gimė Abraomas, aš esu. Tuomet jie griebėsi akmenų, norėdami jį užmušti, bet Jėzus pasislėpė ir išėjo iš šventyklos. Tai viešpaties žodis. Tuomet jie griebėsi akmenų, norėdami jį užmušti, bet Jėzus pasislėpė ir išėjo iš šventyklos. 8 Jono Evangelijos skyrius prasideda ir baigėsi tuo pačiu veiksmu – bandymu užmušti akmenimis. Pradžioje minia grėbėsi akmenų, norėdama nužudyti moterį, sugautą svetimaujant. Pabaigoje ta pati minia. Vėlgi žmonės grėbėsi akmenų, norėdami nužudyti Jėzų, tą, kuris save vadina Dievo sūnumi. Galbūt tai neatsitiktinis sutapimas, galbūt tai mums ženklas, kurį palieka Dievo žodis, kuris kviečia mus pažvelgti giliau. Tie, kurie atmeta Jėzų, tuo pačiu atmeta Dievą. Jie užmuša aš esu pirmiausia savo širdyje, nustodami tikėti, klausytis ir pasitikėti. Ir tada ima veikti jų rankos, kurios pakelia akmenį ir bando kitą sužaloti. Ima veikti jų žodžiai, kurie skamba ne kaip žodžiai teikiantis gyvenimą, bet kaip kaltinimas, pasmerkimas, kaip atmetimas. Tai, ką žmogus daro išoriškai, yra ženklu to, kas vyksta jo viduje, kas vyksta jo širdies gilybėse. Mintis, kurios karaliauja širdyje, virsta veiksmais, o žodžiai, kuriais gyvena, tampa kūnu, bet ne taip, kaip Dievo žodis tapo kūnu, nešdamas gyvybę, o taip, kaip nuodėmė virsta mirtimi. Galime paklausti, ar Jėzus mirė ne tik už mūsų išorinės nuodėmes, bet ir už tą didžiausią, slapčiausią nuodėmę. Nuodėmę, kuomet nustojame klausytis Dievo balso. Nuodėmę, kur pradėjome gyventi nebe jo žodžiu, bet savuoju. Religingi žmonės dažnai vylėsi, kad priklausymas bažnyčiai per krikštą, per krikščionišką tapatybę jiems garantuoja artumą su Dievu, amžinai gyvenimą jo akivaizdoje. Tačiau Jėzus aiškiai sako, kad Dievo vaikais yra būtent tie, kurie klauso jo žodžio ir vykdo arba bando įvykdyti savo gyvenime. Šis skyrius, kurį ką tik skaitome, ne tik yra istorinis pasakojimas, bet ir veidrodžiu tampa kiekvienam iš mūsų. Veidrodžiu, kuris atspindi mūsų širdį ir prie kurio užduodam klausimus. Ar aš klausau Dievo balso? Ar gyvenu jo žodžiu? Ar mano gyvenimas atspindi tą, kuris yra aš esu? Tegul ši diena, šios dienos Evangelija paskatina mūsų grįžti prie gyvojo žodžio,
žodžio, kuris teikia gyvenimą. Iš pelenų į gyvenimą.